Esu Edmundas. Šį kartą norėčiau papasakoti apie kieto kuro katilus pagamintus iš ketaus, liaudyje vadinamus špižiniais katilais. Šie katilai yra aukštos kokybės, turi didelį naudingumo koeficientą. Mūsų siūlomams katilams yra suteikiama 5 metų garantija. Kiti gamintojai tokios garantijos negali suteikti, nes neturi tokio kokybiško produkto, kokį siūlome mes. Šie katilai yra ilgaamžiai, tarnauja 30 ir daugiau metų. Tik praėjus tokiam laikui gali jis atsibosti, nes būna vis naujovių. Tai durelės didesnės, tai pakrova didesnė, tai naudingumo koeficientas aukštesnis už dabar gaminamus katilus. Tokiu būdu mes ir keičiame katilus iš senų, kur yra maža pakrovimo anga kurui, į naujus šiuolaikinius aukšto naudingumo koeficientą turinčius katilus. Šiuolaikiški katilai turi didelės angas kurui užkrauti, turi patogų išvalymą, turi aukšto naudingumo koeficientą, eilę virtimų, kurie stabdo šilumos nuostolius į kaminą. Renkantis kieto kuro katilą, špižinį ar plieninį, būtiniausiai reikia atsižvelgti į jo valymą, į eksploatavimo savybės, kad jis neeitų dūmai jums į kambarį, o eitų į kamino angą ir į ilgaamžiškumą. Šie katilai nėra išrankus kurui, galima kūrenti anglimis, malkomis, durpių briketais, spaustų pjuvenų briketais ir kitų kurų. Kuras, malkos nebūtinai labai sausos, gali būti ir pavasario pjovimo, jeigu kūrensite rudenį. Tik reikės tankiau valyti katilo angas. Kaip pasirinkti savo tinkamą katilą, reiktų pagalvoti, kokį kurą pastoviai kūrensite. Ar kūrensite daugiau anglimis, ar anglimis ir malkomis. Anglimis kūrenti skirtas katilas turi automatinį valdiklį, kuris reguliuoja ventiliatoriaus darbą. Ventiliatorius reikalingas, kad katile palaikytų reikiamą temperatūrą ir išdegintų pilnai kurą, nes kai kurioms kuro rūšims, kaip anglis, reikalingas didesnis deguonies kiekis. Špižinio katilo valdiklis gali būti automatinis arba termostatinis, kuris lenciūgėlio pagalba reguliuoja apatinės dureles. Tokiu būdu priteka oras reikalingas katilo degimui. Šie katilai turi apsaugą nuo dūmų, kad dūmai eitų į kaminą, o ne į patalpas. Turi stalčių, kuris skirtas pelenų išvalymui, ir turi durelės įtaisytą sklendę, kurią uždarius visas procesas vyksta per katilo galą, pailgėja šilumos dūmų keliavimo kelias į kamino angą. Atidarius, ta sklendė kaip ir atsidaro kartu su durimis ir visi dūmai keliauja tiesiai į kaminą be jokių virtimų. Viršuje įtaisyta akutė leidžia pasižiūrėti, ar dar kuras dega, ar reikia papildyti, jei trūksta šilumos. Dar vienas privalumas špižiniuose katiluose, kad apatinis ardynas, ant kurio laikosi malkos, yra iš to pačio ketaus ir yra užpildytas vandeniu. Tai sumažina pradegimo tikimybę. Kai kurie katilai turi galimybę prijungti granulinį degiklį, kuris statosi į apatinės dureles, išėmus šitą dangtį. Dangtis naudojamas kūrenant kietu kuru, o degiklis įstatomas išėmus šitą dangtelį. Mūsų katilai gaminami Turkijoje, Čekijoje, Slovakijoje. Katilą pasirenkant reikėtų žiūrėti į jūsų poreikius, o ne į šalies kilmę, nes visi katilai, kuriais mes prekiaujame, turi 5 metų garantiją, yra patogus ir ekonomiški eksploatuoti. Mūsų skaičiavimais 5 sekcijų katilas gali apšildyti 200 kvadratų naujos statybos namų. Senos statybos namui jau reikėtų paskaičiuoti 6 sekcijų katilą, nes didesnis šilumos kiekis reikalingas senam namui. Katilai būna nuo 3 sekcijų iki 10 sekcijų dydžio. Čia reikėtų pasiskaičiuoti, kokį jūs plotą norite šildyti. Šitą dalyką atliekame mes, pasiūlome katilą pagal jūsų poreikius. Prie kiekvieno mūsų siūlomo špižinio katilo rekomenduojame pasistatyti ir akumuliacinę talpą. Tai palengvina kūrenimo procesą ir yra didesnis patogumas. Mūsų įmonė ne tik parduos, bet ir pakonsultuos jums rūpimais klausimais. Pasiūlysime jums tinkantį variantą, kad gyventumėt šiltai